Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto laivybos katedra įsigijo naują navigacinę įrangą. Praėjusią savaitę ši įranga buvo pristatyta universiteto akademiniai bendruomeniai. Simuliatorius skirtas suskystintų gamtinių dujų ir kitų laivybos sąlygų žinių gerinimui bei moksliniams tyrimams. Klaipėdos universiteto įsigytas Simplex 4 laivo treniruoklį sudaro 7 kompiuteriai, valdymo kompiuteris ir valdymo blokas. Ši sistema suteikia galimybę virtualiai valdyti laivą realiame laike ir plukdyti laivą po šiame kompiuteryje integruotus uostus. Pasak Klaipėdos universiteto profesoriaus, habilituoto daktaro Vytauto Paulausko, šis virtualus plaukimas beveik nesiskiria nuo realaus. Studentai naudosis, kaip ir buvo planuota, tai yra ir laivavedžiai, kada jiems bus skaitomos paskaitos laivo valdymo, tai yra tai, ką mes vedam savo fakultete, jūrų uosto inžinerijos studentai, uosto valdymo ir aš tikiuosi ir kitų specialybių, bent jau ekskursijas čia tokias padarysime, todėl kad kai kurie dalykai yra pakankamai svarbus, tokie kaip, pavyzdžiui, uosto optimizavimo galimybės. Čia jau tada ir statybininkams būtų įdomu. Gali būti dar kai kurie klausimai, nes tų problemų, kurias galima spręsti šito treniruoklio pagalba, yra ne tai, kad problemų, bet uždavinių yra labai daug. Naujai įsigyta įranga domėjosi ne tik Klaipėdos universiteto studentai ar dėstytojai, bet ir uostamiesčio verslininkai ir įvairių įmonių atstovai.